Tai labą dieną visiems. Kaip jau supratote, tiesioginėme eteryje šiandien svečiuose labai gražiai degęs Rokas Bratonis. Sveikas, Rokai. Labas. Antrą kartą šiandien sveikinamės. Jau trečią, jeigu teisingai skaičiuotumėm. Trečią. Tai labai, man taip puikiai diena su tokiu ryškia asmenybė pasisveikinti net 3 kartus. Tai aš tau apie pačią idėją šitų interviu pasakojau, bet greičiausiai pamiršai, dėl to aš tau priminsiu, kokia idėja yra. Tai mintis yra įkvėpti žmonės, pavyzdžių atsėkmingų žmonių, kartu papasakojant istoriją, imtis daryti truputėlį daugiau. Ir aš turiu tau paruošęs krūvą klausimų, čia yra krūvą klausimų Rokui. Ir vieni vienokie, kiti kitokie, ir aš labiausiai noriu išklausti tavęs apie praeitį, kaip tau sekėsi praeitį, kodėl tu šis tapai to iliuzionistu, o ne pavyzdžiui, nežinau, muzikantų arba kaip vadybininkų, kaip kad įprasta yra šiais laikais teisininkų ir vadybininkų tapti, ne? Tai va, nes šią dieną tu esi ten 2 kartus, Gineso rekordininkas, žmogus pasirodęs ant scenos su netgi Selu, su Užkalniu kalbėjęs ir ten Las Vegase pasirodymas Foolas, ne, šitą dainą, šou ir taip toliau. Vienu žodžiu, mano akimis, tai esi sekantis Davidas Copperfieldas. Ir sakau, aš žinau, kad po 20 metų čia tikrai Lietuvoje nepasirodys ir, nebent pas mamą užsuksi ir ten bus pasaulinio lygio iliuzionistas. Bet papasakau trumpai, nuo ko prasidėjo tavo kaip iliuzionisto karjera, kad kur buvo tas, ir kada ir kur tas buvo tas momentas, kad pasakai, būsiu iliuzionistas. Nebuvo tokio momento, kad dabar aš būsiu iliuzionistas, bet buvo momentas, kai aš labai susižavėjau iliuzijos menu. Iš tikrųjų buvo taip žiūrint dabar, žinai kaip būna, kažkas įvyksta labai seniai ir tada daugam pasakoji ir tada ta praeitis po truputį keičiasi su pasakojimais. Ir pats patiki kitkuo kažko. Jo, ir labai, nes galvoju, sutrumpinsiu tą istoriją, ten ne 3 kartus pamačiau triuko 1 kartą, tada ten ne 13, o 12, tai aš dabar taip tiksliai iš tikrųjų daug ko neatsimenu, bet prisimenu, kad buvo tarpais ta magija pas mane vis ateidavo. Ten 1 kartą aš pamačiau, man atrodo, Flinto žurnale, kur ten būdavo paskutiniam puslapį triukas atskleidžiamas, žinai. Oho. Ir aš išmokau jį, parodžiau draugam. Viskas kažkaip užsibaigė. Ar tu turėjai jaunojo mago rinkinį tokį, žinai, būdavo? Jo, bet jau turėjau, gal tad biškai per vėlai. Nes atrodo ant viršelio, kad ten nusipirks ir ten bus jau Copperfieldas, ne jaunasis, bet jau dabartinės ir atsidarai ir ten nusiveli. Nes ten prota, pavyzdžiui, virvės, žinai, tai buvo 3 šnigaliai tokie, žinai. O gal buvo 14 ar 16 metų, tai buvo jau per vėlu. Bet aš turiu vokiškas toksai rinkinys. Okay. Žinai, ir ta magija vis ateidavo, bet tas tikrai kertinis momentas buvo, kai man jau, nuo to laiko nebuvo dienos, kai aš nepagalvočiau apie magiją, kai man senelio draugas parodė vieną triuką. Su skaičiais, ten buvo kažkas sako, sugalvok Rokai skaičių, pridėk tą, pridėk aną ir tavo skaičius 6. Ir ten kažkoks matematinis ir algoritmas, triukas. Tu jį aišku žinai, ne? Jo, ir aš valandą po to jį ten kankinau, kad jis man papasakotų tą triuką. Ir jie ten su seneliu buvo gal ten po bulvekas ar kažką, tai jie truputį girdėjo. Ir aš vis klausinėjau ir man atskleidė tą triuką. Ir aš nuo to pradėjau tą triuką visiems daryti. Draugam ten kieme ir panašiai. Ir tada turėjau 2 galimybės. Arba išmok naują triuką, arba susirast naujų draugų. Tai ką darai? Tai, kaip matai, turiu daug draugų. Okay. Ta patį ir dabar darau vis laik. Ja, tai iš tikrųjų, tai matas, tie triukai su skaičiais tai yra žiauriai įdomus, nes aš kaip suprantu, ten visas triukas yra tas, kad ten yra žiauriai daug skaičiavimų ir tu tikriausiai gerai mintinai skaičiuoji. Ten tas buvo būtent paprastesnis. O ten buvo labai tokia lentelė ten su... Jo, ten jau truputį sudėtingiau. Ten nesenelio draugas išmokė. Ten biški daugiau. Ir labai įdomus dalykas. Tu sakei, kaip dar mes nebuvo metrai, kad kalbėsim apie nesėkmes ir panašiai. Mes galim apie viską, ne? Tai vat... Jo, bet kad tai yra darbas. Ir pirmą kartą, kai aš dariau tą triuką, tu buvai auditorijai. Ten buvo prie Rotušės aikštės motociklininkų susitikimas. Pirmą kartą aš dariau tą triuką su skaičiais ir aš jį tada sumoviau. Ir aš galvoju, kaip ten gavosi? Kažkas buvo negerai. Ir aš tada buvau tik grįžęs iš užsienio, kažkaip dar gal jetlagas buvo, o reikėjo labai susikoncentruoti, atsimenu, žinai. Ir aš įsisukau magijos ten triukų po to, bet man nepavyko suskaičiuoti, nes triukas yra toks, kad yra
4 skaičiai taip, 4 taip, 4 taip, 4 taip ir visur gaunasi ten tas skaičius, kurį žmogus sugalvoja, sudėjus, suma. Tai ir įstrižai, ir kampai, ir visi. Ir man aš paskui mačiau, kaip jis pavykęs. Mačiau, Aš irgi paskui mačiau. Tai žinai, va tie momentai yra patys geriausi. Kai susimauni ir kaip pavyksta? Ne, kai susimauni ir tas laikas nuo susimovimo iki pavykimo. Pats geriausias. Rimtai? Nes man atrodo, kad turėtų būti žiauri frustracija ir tu vaikštai ir galvoji, ką daryti. Ir ten šitai. Kaip skambutį, žinai. Gerai. Tai realiai kiek metų buvo, kai tu pradėjai, va, taip jau kryptingai virsti magu? 13. Na? Jo, tai jau taip nemažai metų tu taip kryptingai darai. Tu sakė mes kalbėjome apie lūžio momentus ir man labai pačiam įstrigo ir manau, kad daugumai lietuvių kaip vertinsi, kaip ne, bet Selas yra vienas, tai yra atlikėjas, kuris masiškai žinomas, tikriausiai vienas daugiausiai uždirbančių, pilniausi koncertai, kokiais ten reputaciją turi, palikime į šoną, bet vieną dieną tu papuoliai pas Egidijų ant scenos. Ar tau Egis paskambino ir pasiūlė? Tik labą dieną, Rokai, Egidijus. Ir toks jaudinančių balsu, besijaudinančių žmogaus balsu. Labą dieną, ir čia su Roku Brandonė. Ar galėtumėt, nes čia norėčiau, kad... Ne, nebuvo taip. Sorry, nebuvo taip. Buvo įdomiau. Buvo taip, kad aš buvau tada antram kurse, studijavau vizualinę komunikaciją ir per paskaitą dėstytojas sako, dabar darysime koncerto sceną, nes aš studijavau vizualinę komunikaciją ir panašiai. Sako, sakykit, kokią čia sceną darysim? Ir kažkas sako, Sel! Iš auditorijos. Ir tokia dėstytoja, gerai, darysime Sel, tai nelabai matas norėjo. Ir jinai ten pradėjo kažką piešti, Sel, čia ledai, čia viskas vyksta. Ir aš galvoju, blemba, visi taip auditorijai pajutau tokį, kad visiems tai yra taip ypatinga, žinai, tipo Sel koncas, žiauriai geras. Jaučiau geras vaibas, ne? Jo, geras vaibas. Ir man taip sukilo visa energija, bet aš galvoju, aš noriu nueiti pas į koncertą ir ne auditoriją pabūt, bet nes man muzika jo patiko, žinai, ir patinka. Ir galvoju, kad noriu tikrai pabūt scenai. Ir gavau numerį telefoną, jo. Kaip gavau, tai irgi yra įdomu. Nes aš nebuvau... Papasakok, kaip gauti Selo numerį, nes man atrodo, gal kažkam irgi bus įdomu, kiek reikia dirbti, kad gauti Selo numerį. Tamsina, dabar tai yra lengva bet ko gauti numerį. Man, todėl, kad vis tiek yra visi pažįstami, šou pasaulis. Dabar esi šoumenas jau ten... Jo, dabar nėra sunku. Bet tuo metu aš žinojau, kad viena moteris darė jam namuose kai ką, prie remonto prisidėjo. Aš tai pasižiūrėjau, nes kažkas man parašė, kad lyg ir kažkas ten stringa, bet stringa, tai stringa, nieko mes šiandien nepadarysim. Bet jau įrašas bus. Gerai, moteris darė kažką prie namų Selo, ne? Jo, kažką. Ir aš jos net asmeniškai nepažinojau. Aš tik žinojau, kad kažkas pažįsta tą žmogų. Ir ten taip gavau aš tą numerį ir žiauriai bijojau skambinti. Labai pažiūrėjusi tavo video YouTube ir ten Facebook'e, tai tu labai drąsiai skambini, aš prisimenu tą skambutį Trasalio savininkui ten ir taip. Bet tai buvo po kokių 3 metų. Gerai. Aš labai bijau skambinti. Ir aš neskambinau. Paskambino tokia mano vadybininkė, kuri buvo tuo metu mane padėjo mane pramušinėti. Mano jinai ten bendramžė, žinai. Ir jinai sako, skambino Šegiui. Ala. Sako, labą dieną, čia Egidijus Dragūnas, čia viską. Mes čia Roko Bernatone vadybininkė, gal norėtumėt magijos savo šou? Ne, žinok, nedomina. Ir padėjo ragelį, taip tiesiai šies. Ir aš galvoju, nereikia taip pasiduoti. Ir aš sukūriau filmuką, Vriau Trakų kultūrnami, sakau, labas Egidijau, mano vardas Rokas. Ir ar tau patiktų, jeigu tai, ką tu dabar pamatytų tavo žiūrovai per tavo šou Klaipėdoj. Ir aš ten pradėjau daryti triukus. Užsilankęs tavo Selo žodis, ne ten? Ne, dariau ten jau šitas buvo vėliau, ten buvo marškinėliai pasikeičiantis į Selą, ten vėduoklė atsiranda, ten kortos, toksai. Ir jisai numečiam linką ir jis prašė tinka, taškas ir telefono numerį. Ir mes taip susisiekėm, atvažiavom, ir aš iš auditorijos buvau, žinai, tu ateik čia, žinai, aš atėjau, ten pradėjau rodyti triukus scenoje ir panuėjau užkursius. Ir tas buvo geriausias pasikeitimas
ne tiek iš išorės į mane, kad ai čia Rokas triukus rodo. Girdėjai, Rokas su Sela buvo Klaipėdai, visi grupiokai pradėjo panašiai, žinai, čia dar prieš mėnesį sceną braižė, aš ten jau buvau. Bet tas buvo manyje pasikeitimas, toks pasitikėjimas atsirado labai savim, žinai. Nu jo, ten kiek ten, keliasdešimt tūkstančių žmonių. Jie ten buvo 12 gal Klaipėdai. Ok, nu taip nemažai. Jo, labai nemažai. Man užteko 2 dienom adrenaliną, bet 2 dienas toks laikėsi kažkoksai. Ok, ir po to tas ir tai buvo vienintelis kartas, kai tu buvai Paskui kitą dieną mes į Panevėžį varėm. O, tai čia jau rimčiau. Nu, jo, buvo biškis kitokia publika. Bet lygiai taip pat smagu buvo. Ok. Ir ką tau tai davė, tai tu, tam, kad patekti pas scenos vienas dalykas, reikėjo gauti numerį, paskambinti vadybininkį, ten daug baimių veikti. Antras dalykas, reikėjo sufilmuoti visą video, dėti, nusiųsti Selui tinką. Ką dar reikia padaryti, kad ten patektum? Aš buvau antram arba pirmam kurse, man reikėjo, nu ten aš aišku neprašiau jo honoraro ar kažko, nu buvo visiškai kažkas ten, kiti laikai, žinai, kaip atrodo. Bet man buvo vien iki Klaipėdos užsimokėti už kurą, tai yra nemažai pinigai, žinai, ten kiek, aš nežinau, 70 litrų gal kiek gaunas. Okay. Dar kuras tuo metu buvo toks šoktelės, dabar pigesnis. Dabar pigesnis? Jo, buvo vienu, ten 5 litrai gal. Oho. Neatsimenu? Niekada neteko žiūrėti labai į kuro kainas, bet... Nu, vat, man teko. Okay. Tvarka, tai vienas lūžis ir kaip, tai davė kažką tavo karjerai, kaip vis tiek, tai yra susijęs su show bizniu pasirodymas Selos scenai. Jo, ir jisai, kaip ir sakiau, buvo toks vidinis labiau. Vidinis labiau. Aišku, sakau, iš išorės šiek tiek, ten tie video YouTube, žinai, nes buvo profesionaliai filmuota, tai kažkas pradėjo kalbėti, kažkas, vat, jeigu tu dabar jau po kelių metų atsimeni asociacijos, žinai, kad jeigu tu sakai, kad jis turi didelis auditorijas, yra grandas ir jeigu aš esu su juo scenoje, tai šiek tiek man, kaip visiškai nežinom iliuzionistui, prideda vertės. Jis pridėjo, bet daugiausiai, mano nuomonė, man pridėjo vidinės kažkokios energijos, pasitikėjimo savimi, žinai. Ok. Esi 2 kart Guinnesso rekordininkas. Mokys, svarit kortas, nu čia jau visi žino, ten čia vat, nežinau, tikriausiai stiklą, perkristum su kortą. Kažką, vienu žodžiu, šitą daryt mokymės tai į aukštį, į tolį ir ten visai kaip sridin kortas. Žiūrėk, iš kur ta idėja tarp Guinnesso rekordininkų? Kaip vat gimsta, nes man, pavyzdžiui, ne vieną dieną nebuvo tokios minties. Žiūrėk, gal vat tapk Guinnesso rekordininku, žinau, kame nors. Greičiausio jungėjų ir šių. Jo, aš kaip tik mačiau jungiklį ir galvojau, gal tapti, gal jungti, ne? Jo. O, čia, wow. Okay. Tai šiaip, man atrodo, baltam žmogui tiesiog nešauna galvo tokia mintis arba labai retai, kaip pas tave atsirado, kas pakišo mintį. Kadangi mano tikslas yra tarptautinė karjera, neturiu tikslo tik Lietuvoje būt žinomas, kaip ir pats sakei, reiškia, kad aš matosi iš manęs. Tu angliškai beje puikiai išneki. Nu, teko. Normaliai, jo, neblogai. Ta prasme, jo, visai kalbu. Tai tiesiog žinojau, kad pasakysiu I'm from Lithuania, tai nelabai sužavėsiu žmogaus. Žinai, nes tu turi sužavėti žmogų jau tada, kai jis dar nėra scenoje. Žinai, tu lauki Žilvino Butkevičiaus scenoje pranešimo ir bet aš laukiu dabar tavęs, ne? Ir aš jau tavim žaviuosi, aš jau tavęs laukiu, aš jau turiu tą energiją. Tai, tai yra geriausia, kas gali atsitikti, kai tu neateini į sceną ir tau nereikia nuo nulio prisistatinėti. Ir man didžiuliai šaliai, Amerikai pavyzdžiui, ar ten Japonijoje, kai sako, žinai, Rokas from Lithuania, tai nieko nesako. Vienas sako, what is Lithuania? Tai dėl šitos priežasties aš pradėjau iš tikrųjų labai sąmoningai siekti Guinnesso rekordų. Kaip statuso ir marketinginio iš tikrųjų, taip. Ir be to yra labai smagu, tarsi mėtyt kortas yra labai smagu, nes aš pirma pradėjau mėtyt kortas ir tik tada siekti Guinnesso rekordo. Nebuvo, kad aš ieškojau kažkokių rekordų, kurie būtų man pasiekiami, žinai. Tai kortų mėtymas tai vienas iš tavo, vadinkim, triukų iš to arsenale, ką tu turėjai, ne? Jo. Ir po to gimė iš to, kad... O buvo kažkas prieš tai tokį rekordą, pastatęs tą kortų metimą, buvo, ne? Taip. Tu nebuvai ten. Ne, aš nebuvau. Vienintelis, ne? Jau labai daug metų
siekia iš tų rekordų kortos metimą. Aš nežinau nuo kelintų, bet žmogus vienas mano pažįstamas turėjo kortos metimą irgi rekordą, kurį aš dabar turiu. Ir aš buvau pasinamuose, tai ten buvo gal 2002 pasiekta. Ir po to dar buvo daug. Ok, supratau. Tai galima daryti prielaidą, kad ir iki 2002 buvo, nu tai jau 10 metų, 15 tikrai yra. Supratau. Kiek laiko trunko tau pasiruošti tam, kad tapti Gineso rekordininku? Nes jeigu prieš tai darė Hebra, tai reiškia, nebus taip, kad pirmas numatyti metrą ir va. Vienintelis rekordininkas. Išbėrė rekordas jėga. Pirmas 9 mėnesius maždaug, kol gimė, tai užtruko tas rekordas. Ir treniruotas, Jo, ir vėlgi buvo ta vadybininkė, kuris skambino Egidijui Dragūnui, jinai paskambino Siemens Arenai visiškai iš oro. Sako, labą dieną, gal gali Rokas pas jūs treniruotis, žinai, rekordai. Nu ir nes man reikia aukštų lubų. Ir man negali būti vėjo, žinai. O įsivaizduoju, kiek Siemens Arenai kainuoja valandai jungti apšvietimą dėl vieno žmogaus. Nu tai yra kažkas, nu žinai, tai nėra, čia kelias lempos. Jungi ir visą. Ten 12 minučių iššildinėja, žinai, tas lempos, nu vienas įeini ir tamsu ir po truputį. Ir aš treniruodavausi savaitę, kiekvieną dieną, į savaitę kartą varydavau ir treniruodavausi. Tai su pertraukom 9 mėnesiai. Ar Siemens Arena davė tau tai nemokamai? Jo. Wow, nu tikrai. Tai prasme visiškai buvo, wow, ir dabar palaikom gerus ryšius. Va dabar bus Saulės cirko, pavyzdžiui, pasirodymas Siemens Arenai, Cirque. Ir jie mane pakvietė irgi, kad aš, žinai, su publika užsiimčiau BMW ložį ir panašiai. Ir, ta prasme, mes bendraujam ir dabar ir aš esu visiškai dėkingas, nes jeigu ne jie, aš neturėčiau galimybių, žinai, to pasiekti. Tau priklauso kortos metimo į aukštį rekordas ir... Daugiausiai per minutę vieną ranką. Turi kortą parodyti, kaip tai atrodo? Jo. Gal, vien žodžiu, įdomu, tik neuskriausk nieko čia aplinkui, bet čia gal Hebrai bus labai įdomu pažiūrėti, kaip tu tai darai, kaip atrodo tas mėtymas kortų? Tai jeigu kalbant apie aukštį arba tolį, yra ta pati technika, jinai atrodo štai taip, yra paėmama viena korta, paėmama taip, tu irgi gali paimti iš karto. Aš kažkada bandžiau šitą dalyką padaryti, bet kažkaip... Šitie pirštai keliauja čia. Opa. Taip. Ir jinai turi būti labai korta laisva, kad jinai iš inercijos pati išskristų, nereikia jos ten stengtis kažkaip paspirt, pastumt ar panašiai. Ir tada tas pirmas judesys yra va toks, tu pasiėmi ir dabar be kortos padaryk va taip. Tiesiog atsipalaidavęs, jo. Ir lygiai tą patį padaryk su korta. Labai gerai gavosi. Bet su tokiu neužtenka jėgos, nes jisai nuskrenda, ten max 7 metrai. Jo, jis pradeda daryti savo. Tam reikia pridėti užsukimą. Užsukimas yra toks, žinai. Nu gerai, aš čia gal... Ir tada tas sujungimas yra problema dažniausiai, nes kai tu pradedi išsukti ir paleidi, ne, tada dažniausiai jinai kreivai išskrenda. Tai va tą reikia daugiausiai treniruotis, kad jinai pradėtų, žinai, skristi. Ai, kaip savo kokia jėga. Jo, ką tu bandai, nes aš nebėjau, kad bandai ką nors nukirsti su tokia korta. Arbūzas labai fainai išžievęs, sminga, į obuolį sminga. Vieną kartą grupiokas paprašė, buvo išgeręs, sako, davai man į pilvą. Ir aš sakau, ne, ir visi labai norėjo ir aš mečiau jam pilvą. Tai toks raudonas, žinai, kaip katinas būna, toks liko geras jam pilve. Ok, labai įdomus kursiokai tavo. Tai va, o į tas daugiausiai per minutę yra sudėtingi. Čia su pinigais žinai. Čia tu darai. Aš kitą darau. Jis yra paimama, net neduosiu tau, nes šitas sudėtingesnis. Ne, aš tiesiog sugadinsiu kortas. Jo, kaip ir tu man pinigų neduotum, taip, nes aš tiesiog nežinočiau, ką daryti. Tai yra paimama taip, žinai, ir su nykščiu yra šaudoma. Matai. Ir esmė, kad... Jo. Ir kiek... gerai, kad nesudužė ekrano kompo. Jėga. Nes to kamera. Rekordas 124 kortos per 1 minutę. Oho.
Per sekundę gaunas 2,5, todėl kad tu turi paimti 52 kartas, išsvaidai jas Ir vėl paimti. Ir negali, kai tu meti 2 rankos liestis prie kaladės. Ir kitas momentas labai svarbus, kad jeigu korta nepasiekia 3,6 metro, nenuskrenda. Neskaičiuoja. Ir būna taip ir grįžta kaip ksena, žinai. Tai žinai, ten 130 maždaug numetė ir 124 užskaičiuojamas, va toks maždaug. Čia... Ir tu turi, norint pasiekti Guinness rekordą, tu turi tam tikrą vieną dieną, kada visą tai vyksta ir turi va tą dieną pasiekimą, ne? Ir viskas. Ir ten, tarkim, jeigu tai yra ne tavo diena, ten kažkas tavo aura ar kažkas ne to, tai yra... Tada gali kitą dieną. Ok, kainuoja užsakyti visą Guinness rekordo, nežinau, tai kažkokia grupė, kažkas turi sekti, testuoti kažkokia tai... Yra 2 variantai. Vienas tai yra nemokamas, kitas mokamas. Teoriškai. Nes mokamas tai yra, kai atvažiuoja, atskrenda iš Londono žmogus ir viską už tave padaro, pamatuoja, pasirašo ir viską paduoda. Kitas variantas yra ilgesnis ir nemokamas, kai tau duoda gairias, ką tu turi padaryti. Pavyzdžiui, užsakyti antstolį, kad antstolis viską surašinėtų, pasamdyti ten teisininką, notarą, ten visus to, žinai, kas kainuoja sumokėti tiem žmonėm. Tada tu turi išversti viską, ką jie surašė, žinai. Tai bet pigiau gaunasi. Bet tu Guinness rekordam tiesiog nemokė. Ir tai užtrunka apie 2 mėnesius, tai žinai. Ko jau viską padaro. Gerai. Tu dažnai būni toks pozityvus, gerai nusiteikęs, aš kaip matau, visas rokas išsišėpęs. Klausyk, atrodo, mago gyvenime. Ar būna blogų dienų? Taip. Kada? Kada tau būna juodieji periodai ir kaip tu iš jų išlipi? Kai mokesčius reiks įsimokėti. Tai rytoj. Penktadienį. Praeitą. Nes jau, man atrodo, šeštadienį buvo paskutinė diena. Susideklaruoti. Bet anyway, tai buvo blogos nuotaikos diena, na? Jo, šitą. Ir būna, kai ne nuo tavęs priklauso, žinai, dalykai kažkokie. Tu kažką užsakinėjai, kad tau darytų ir kažkas vėluoja. Nes vėlgi magija yra menas, bet yra ir verslas. O verslas tai yra ta prasme, kad tu kuruoji dalykus. Ir kai kuruoji ir kažkas nesiseka. Tai tokie žemiški dalykai, nieko kažko labai ypatingo. Arba dar būna, žinai, kai nori labai greit rezultato. Va taip, tai čia per mėnesį šitą padarysiu. Ir po mėnesį žiūri, kad 0 rezultatas. Gerai, tai prie greito rezultato. Klausimas, kuris man labai smalsus yra. Paimkim vieną triuką kažkokį, tai net nežinau, kažkokį tavo mėgstamą triuką. Kiek laiko trunka paruošti vieną triuką, kuris būtų geras, wow. Vėlgi priklauso. Jo, priklauso nuo triuko, bet paimkim, manau, kad įspūdingia, ten net ne vienas triukas buvo, tai vadovė full ar vienas triukas? Fullas. Ten buvo triukų kombinacijos. Jo, ten daugiau buvo. Tai tas pasirodymas 7 minutės, ne? Kažkas tokio? Jo, 7 minutės. 7 minučių programa atrodo, ką tai reiškia 7 minutės, kamon, čia tiesiog kai kurie žmonės arbatą atsigėrė praėjus 7 minutės, ne? Paruošti pasirodymą, kur ten būtų triukų kažkokia kombinacija, kiek ten buvo visų triukų? Ten buvo keli su kortom, ten buvo daug triukų kombinacija, bet žinai, aš kai kuriuos žinojau, kai kuriuos reikėjo patobulinti, kai kuriuos pakeisti, kai ką sukurt, tai visko, bet kalbant apie konkrečiai tą, čia geras pavyzdys. Būtent tas pasirodymas jau žinančiam nebe naujokui, kiek tai užtruko, nes ten tie, kas norėsite, ar linką galėsiu įmesti, jeigu yra, ne? YouTube'ai mano, yra. Ok, tai pasižiūrėsim, tas triukas tikrai įspūdingas pasirodymas Las Vegase, nes čia tikrai ne kožanas ten gali. Tai 7 minutės Las Vegase, kiek tai kainuoja pasiruošimo? Dabar paskaičiuosiu, balandis buvo filmavimas. Kovas. 2 mėnesiai. 2 mėnesiai. Non-stop. Ką reiškia non-stop 2 mėnesiai? Galima sakyti kasdieną. Tarsi visą laiką mintise, visą laiką. Ir 2 mėnesiai tiesiog darbo. Tai kaip atrodo tavo diena, tie 2 mėnesiai, kai tu ruošeisi fullas tai visai laidai, kaip tai, kelintam keliesi, kaip tavo diena atrodo? Labai norėtų, žinai, tą visą pasirodymą papasakoti, aš labai norėčiau, kad viskas būtų ne taip, kaip buvo, ir aš galėčiau pasakyti, aš atsikeliu 6 ryto, prabėgu krosiuką, išgeriu arbatos, išsispaudžiu sulčių, nuvažiuoju į ofisą, ten aš turiu tokią erdvę, kur repetuoju. Ir tada aš pakuriu, išeinu pietų, tada grįžtu kur. Iš tikrųjų viskas buvo kitaip. Būdavo taip, kad ten mes 1 nakties
varom į McDonald'ą pavalgys ir pirmą nakties grįžtam dar kūrėm, todėl kad tai nebuvo tik mano magija, jeigu būtų mano magija, būtų viskas paprasčiau, bet reikėjo sukurti rentgeno aparatą, kuris funkcionuotų gyvai, kas reiškia, kad žmogus įeina, rodo jo vidų, kortą atsiduria jo pilve, matosi ta korta su to žmogus parašu, visą tai reikėjo suprogramuoti. Ir tai buvo, nieks to nėra daręs. Ir tai yra technologiškai sunkus sprendimas. Taip. Ir aš negalėjau tiesiog surast Google, how to put a card into someone, žinai. Stomach. Tai labai daug užtruko. Ir tai yra ta sudėtingoji dalis, kur aš sakiau, kad tai yra koordinavimas ir kaip ir vadyba ir verslas. Bet viskas puikiai pavyko, aš labai džiaugiuosi to. Bet šitas būtent, kurį tu minėjai, 2 mėnesiai. Tai yra nuo ryto, galima sakyti, visą laiką kažką darai ties tuo. Tai kiek tu galėsi šiaip įprastai? Dabar apie 8. Šiandien, pavyzdžiui, 6 atsikėliau. Jau 8 buvau išvykęs. Bet šiaip apie 8, jau vėliausiai jau 9 jau. Pavyzdžiui, antradienį kėliaus 9, nes visą savaitgalį žaidžiau golfą ir buvau labai pavargęs ir dar Druskininkose mes kol atvažiavom naktį, tai 9 atsikėliau jau taip, kaip arba po renginio naktinio, 9 vis tiek kėliuos. Čia vėliausiai. Okay. Tvarka, tai vienas pasirodymas 2 mėnesiai. O tvarki, taip pat labai geras pasirodymas buvo, kur aš pats irgi dalyvavau ir man ten labai patiko su džiazo grupe, ten visas tas džiazas ir pasirodymai ir tikrai charizmatiškai ir linksma ir taip netikėta. Kiek laiko tokio užtrunka pasiruošti? Tą mes ruošiam apie 1,5 mėnesio maždaug. 1,5 mėnesio. Nes vėlgi su muzikantais reikėjo viską surepetuoti, parašyti. Bet tai jau nebuvo, kad aš tik tai dariau. Tai buvo vis tiek kartais prisėdi, kartais savo dalykus darai. Tai 1,5 mėnesio darbo vis tiek. Okay. O iš kur tu semiesi tų visų triukų, iš kur visą tai, iš kur tos idėjos? Yra univėrai kažkokie tai magų ar... Tai iš YouTube, žilvinai. YouTube. Žmonės ir kiti turi YouTube. Bet jie nežiūri. Kokia problema? Jokauju, iš tikrųjų iš Vimeo. Retesnė. Kad tu sakai retesnis, tai aš galvoju kažką kitą sakysi jau. Nes retriulėsimas. Tai iš daug žinok visko. Dabar yra mokyklos, aišku. Yra parduotuvės, kur tu gali pirkti priemonės, atlikti triukus. Bet daugiausiai tai kombinuoju jau. Kažką kažkur pamatau, tada žinau jau paslaptį, žinai, ir taip kombinuoju. Dabar nebesakau, kas iš kur ateina. Kažkas mintyse pamačiau prieš 5 metus, atsimenu, kaip padaryta, žinai, ištraukti. Taip daug informacijos kaupiu visą laiką, žinai, kaip malkų žiemai. Ir turiu ir kombinuoju viską. Okay. Tu skiri dar laiko kažkam, tai ir dabar dar studijoms, tam besimokymui tos profesijos labai, ne? Kur tu nori nukeliauti, ko tu nori užaugęs būti? Kaip būsi brandesnis, gal barzdą užsiauginsi, žinai, nes dabar tai... Jo, aš jaunai atrodo. Jo, labai. Labai noriu... Aš čia taip galvoju, tai ne todėl, kad nežinau, bet todėl, kad galvoju, kaip perteikti, nes tikrai žinau. Noriu turėti savo šou, tiek televizinį, tiek teatrinį, kuris būtų tokio aukšto lygio, kad po 100 metų, žinai, vaikai, dėdės sakytų, čia pakeitė šitas žmogus magijos veidą ir padarė didelį šuolį, žinai, toj magijai pagal tą laikmetį. Kaip mes dabar kalbame apie Houdinį arba tam tikrus kitus iliuzionistus. Tai vat tas noras. Toks išlikti istorijai, toks... Labiau pastumti iliuzijos meną į kitą lygmenį, perkelti į kitą lygmenį. Ir tavo vienas iš tų perkelimo momentų, ką čia nežinau, yra technologijos ir ten įvairiausių high-end, high-tech dalykai. Gal gali trumpai pasakoti, kas ten vyksta ir ką tu parodysi Lietuvai, pasauliui artimiausiu metu, gal? Ar negali?
Nes žinau, tu turi visų konfidencialumo sutarčių, žinai, labai sunku tokį žmogų ir tu tai klausi, o Rokai, koks tavo bus pasirodymas? Žinau, negaliu pasakyti, nes tai konfidencialu. O ką veiksi vasarą ten? Mane pakvies čia ir čia, bet negaliu pasakyti kur, nes konfidencialu. Ką nors nekonfidencialaus gali papasakoti? Galiu. O, super, nes manau, kad žmonėm norėsis sužinoti galvot. Jo, aš dabar... Tiesa pradžia, ar neužknisa, tai būti, kad konfidencialu, nes negaliu. Ne, neužknisa, nes neprisikarksiu, žinai. Ką man tai būtų sunku? Sunku? Jo, nes aš norėčiau sakyti, ir ten bus taip faina, ateikit, pažiūrėkit ir man taip... Bet matai, yra tas laikas, kai aš jau žinau, kad tai bus. Ir aš turiu tą laikmetį šnekėti, kad varykit. Aš jau žinau dabar, kad nekonfidencialu, kad aš gruodį turėsiu Vilniui pasirodymą. Tai varykit. Gruodį. Gerai, jau greit. O kur naujus beje planuoji? Tai gal pasirodymas tavo? Ne, per naujus aš neturėsiu turbūt. Nors, šiais metais turėjau. Ok, nes šiandien metai, žinai, visi nori švęsti, ten pramogų ir... Tai gerai, tai technologijas. Pasuk, kas ten, kur čia ta magija jungiasi su technologijom. Tai šitoj srityje aš ir noriu tą magiją į kitą lygį perkelt, nes kuriam dabar su labai talentinga kompanija Lietuvos PM Screen, kurie daro visokius naujus sprendimus, žinai, jie kuria ten hologramas, 3D projekcijas su visokiam trekinimais, žaidimus kuria ir panašiai. Ir tai bus mano magija su papildyta realybė. O papildyta realybė yra sukurta... Augmented reality... Kur per telefoną? Jo, yra per telefoną, tai čia kitas bus jau, tai čia jau pasakai, kas konfidencialu. Aš tiesiog nežinojau, nes yra pavadinimas augmented reality. Jo, bet su papildyta realybė, kurią papildo projekcijos. Čia iš lazerių kažkas, ne? Iš projektorių. Ir tie projektoriai yra suprogramuoti taip, kad seka tam tikras mano kūno dalis ir tam tikrus objektus. Ir vyksta magija, kurią papildo naujas technologijos, tai yra mappingas, taip vadinamas. Ok, tai bus gruodį, galima matyti, ar ne? Jo, jau bus gruodį galima. Ok, tai tikrai norėsiu, tikrai sudariausiu. Dar tokį turiu klausimą, žinai, man visą laiką, magijai sužinoti, tu, atrodo, darai viskas tokia aistra užsidėgimu, ten video YouTube, ten, atrodo, verk iš juoko ir panašiai. Kodėl tu darai visą tą, ką darai? Kokia tau iš to prasmė, kodėl tu tai darai? Visų pirma, tai aš gaunu žiauriai gerą emociją, nes aš tai darau, tu sakai, kad užsidėgimas ir visi tie dalykai. Bet jau man taip iš šono, ir aš tai jaučiu. Kiek tave žinau, tai, Ir man patinka turėti tą jausmą, aš esu to jausmo savininkas, jis priklauso man ir niekas iš manęs negali to atimti. Ir tai yra žiauriai nerealu. Ir aš nežeminu kitų, kas neturi ten to jausmo, aš stengiuosi įkvėpti, nes tai yra labai gerai. Ir tai aš nieko neparduodu, žinai, nesakau, dabar jeigu nori taip jaustis, ateik, ten sumokėk man perves 10 eurų ir tada taip jausi, žinai. Galėtum. O šiaip galėčiau. Tu būsi pirmas, žinai. Galėčiau šiaip perves 10 eurų. Gerai, perves dabar. Bet galės perves. Sakė, galėsiu. Jo, galėtum. Šiaip prikolas. Gerai, o aš pervesiu kažkam, žiūrėkit, kas nors pakomentuokit ir kas pirmas pakomentuos 10 eurų, aš pervesiu tam žmogui 10 eurų. Gerai. O tas žmogus turės kažkam kitam pervesti. Davai padarom šitą hypą, ir galėsim pervesti. Iškart, kas pirmas pervesti, parašys 10 eurų, aš tam pervedu 10 eurų. Jo, aš pervedu Rokai ir paskui kas nors ten tegu pervedu dar kažką. O gal darom su didėjimu, tu pervedimą 10, aš 11, tas žmogus 12. Ir kažkas tipo, kai bus 1000, tai gal ne šiandien. Galim be didėjimo, tiesiog. Be didėjimo, gerai. Jeigu kažkas nori pridėti 11 pervesti, tai gali 11 pervesti. Jau up to them. Tai man tik reikės tavo sąstos numerą. Gerai, o gal pasakyti visiems? Šiaip gali, nebent, pavyzdžiui, aš galiu įvesti čia 10, nebent tu turi Swedbank'e. Neturiu, aš Sebę turiu dabar. Labai blogai, nes, palas Sebas irgi turi tą appsą, palauk, to esu, kad tiesiog ant prikolo perves 10 eurų, šiais laikais labai paprastai yra. Taip, o šią appsą jeigu neturiu, tai gerai, ne? Nežinau, žodžiu, pabandom, savo kontaktai. Gerai, žodžiu, čia... Jo, pervesim 10 eurų. Print screeną numesim. Jo, why not, ne? Čia galime ieškoti Rokas Bernatonis, pabandome.
Net nežinojau, kaip čia gerai. Va, žiūrėk, yra geras. Jo, tu neturi apps, dėl to tu nepavyks. Nu gerai, bet pakviesiu naudotis. Tai gerai. Visus apps ir tada galėsiu pervesti tau. Va, sužinoti tau. Gerai, tai pervesim ir pažiūrėsim, kas vyks. Gerai, tai... Aš kažkam iš jūsų. Gal kažkas jau parašė? Tai aš net nebejoju, žinai, 10 eurų geras. Staigiai reitingai. Gerai. Paskutiniu metu tavo ten video, kur tikrai smagus man su broliais Lavinovičiais. Jo, tai ten... Tu buvai prasidūręs toj folijoje kažkokias skylės, ar ne? Kaip gali atskleistis ten realiai tu važiavai užmirtom akim, ar ten buvo, kaip čia, video montažas ir ten netikra buvo? Ten viskas buvo tikra ir nebuvau aš prasidūręs skylių, nes, esmė man neapgauti žiūrovą, kuris yra prie savo kompiuterio ir žiūri YouTube'ą. Man esmė yra apgauti brolius. Nes brolių reakcija, čia yra magija, čia yra kaip veikia magija per televiziją. Brolių reakcija daro įtaką mano žiūrovams per YouTube'ą. Tik jeigu jie vaidintų, tai nebūtų taip smagu, nes žmogus jaučia. Ir labai dažnai būna, tu nufilmuoji kažką ir, pavyzdžiui, tiesiog žmogus nesureaguoja, nes, pavyzdžiui, nesupranta, žinai, arba ten nepamatė. Ir tada tu nededi tokio video, kad ir kaip gerai triukas atrodo žiūrovui, bet žmogus visą laiką susitapatina su žiūrovu esančiu ten, todėl yra, pavyzdžiui, dažnai per komedijas juoko garsas uždedamas. Kad visiems būtų, čia juokinga. Tai čia lygiai tas pats, aš negalėjau prasidurti ar padaryti kažko, nes tada jie žinotų ir todėl jie foliją pasiėmė, jie išsuko, jie pasižiūrėjo abu, tiek Dariušas, tiek Kšištofas, žinai, ir tada man davė, aš apsisukau. Ir ta prasme, jie žinojo, mes vis tiek režisavom kažkiek, jie žinojo, kad žaisim tiesą drąsą. Aš sakiau, kad turi tokią galimybę, žinai, kad jūs galite manęs paklausti. Nes Dariušo vestuvėse Diarčiai pasirodė. Ir sakau, Diarčiai pasirodė, o tu žinai, kad čia tai buvo? Jo. Sakau, tai davai, tu gali manęs paprašyti, kad tiesą drąsą žaisim, žinai. Sako, davai, pabandysiu. Ir jis paprašė to. Ir aš, jeigu atvirai, nesu to daręs gatvėje. Aš buvau tai daręs automobilio aikštelėje, kur nieko nėra, su draugu. Bet aš nebuvau to daręs gatvėje. Ir man pačiam buvo žiauriai baisu. Bet kadangi tai buvo ne mano, o Renault salono automobilis, su stendo davimo automobilis. Kasko gal netgi buvo? Jo, tai aš kažkaip galvojau, jeigu kažkas būtų labai baisaus, pavyzdžiui, šlėktų kažkas ten, moteris kokia ar vyras į gatvę, jie iškart sakytų, stop ant stabdžių. Kaip ir buvo tas momentas, kai sako, ne, Rokai, palauk, moteris iš galo važiuoja, žinai, kažkokia mergaitė. Tai aš, natūraliai, instinktai, žinai. Bet reikia labai jais pasitikėti ir kai jie abu kalba, tai yra viena informacija, kita ir tu ją sujungi ir kažkaip, tiesiog pasitik. Ir nebuvo ten tas ilgas važiavimas, gal 2 minutės ten, tarsi, viena sankryža. Bet iš tikro, man buvo žiauriai baisu, aš atsimerkiau ir man tai buvo, that was amazing, žinai. Ir geriausia dar, kad jie buvo labai išsigandę, nes dar nebuvo tas įdėtas kadras, bet sako, gal nereikia, sako, aš išlipsiu, tipo, gal nereikia su mumis. Žodžiu, tai buvo... geras, tai tokio kadro neįdėjote, ne? Ten, žinok, mes tiek neįdėjom visko, nes reikia trumpinti, nes žiūrovai nežiūri visko, žinai. Tai mes geriausias akimirkas įdėjom. Bet tikrai buvo patirtis, nereali. Paskui dar ten važiavai. Su Rimu Kurtinaičiu. Taip, su Rimu Kurtinaičiu. Ir Šiškausku. Su Šiškausku, gerai. Ir su Šiškausku buvo žiūri geras tas pointas su lapu ir parašu. Čia tikrai istorija, kad dabar su tuo, kur aš atsimenu, sakiau, kad paėmiau iš jo parašą. Taip. Ir aš tikrai išmečiau, galvoju, ką man reikėjo parašą. Ir atėjo tas momentas, kai susitikau ir išnaudojau tai kaip kozerį. Gerai. Tai šitie video, aš suprantu, ten tave užsakė K95. Jo, Lietuvos darė K95 jubiliejų. Jo, ir ten tave užsakė, ten tu gavai už tai honorarą, visą kitą. Bet, pavyzdžiui, tie video, kur tu darai su skambučiu trasalio savininku, kuris man irgi ten, labai geras. O gal tu jį pažįsti? Ne, visiškai nepažįstu. Bet šiaip, tas video tenais, kaip jis ten vadinosi, gal tipo, iš idėjos. Iš idėjos, ar padirbėtum nemokamai. Jo, iš idėjos. YouTube'e aš kaip tik vakar kėliau, nes jis Facebook'e buvo, dabar YouTube'e kėliau. Tai ten labai geras tas video apie darbą iš idėjos, nes iš tikrųjų žmonės, ir mes dabar darom, iš idėjos, ne? Taip. Kam tau tie video tokie? Kame ten raštis?
Tai pirma, tai yra jausmas, apie kurį aš kalbėjau. Tai yra, kodėl žmonės eina į barą, kodėl žmonės eina, bet kaip tu motociklais važinėjai. Tai yra emocija ir man patinka emocija ta, man patinka provokuoti žmonės, man patinka padaryti, kad jie pasijustų šiek tiek kitaip, negu jautėsi iki tol, kol mane sutiko. Na, įsivaizduoju, Šiškauskas jautėsi nepatogiai ganėtinai awkward, ne? Tokia situacija, kai, turėjau jūs parašą ir išmečiau. Ir kas tu per vienas? Kaip tu taip ramiai išlieki tokiuose momentuose? Tu treniruojasi, kad nesusižvė? Tose realiai, aš tai ten pratrūkčiau, joktas ir... Buvo momentas, kuriam įdėjo, kai aš susižvengiau, kai Lavrinovičiai įlipo. Aš sakau, sveiki, pagaliau malonu susipažinti, jūs mane turbūt tik iš teliko matė esat. Ne, jūs mane turbūt tik iš teliko pažįstat, pagaliau malonu, nu žinai, bet aš susižvengiau, nes tai tokie tokie, kaip atsisėda. Tai žinok, iš tikrųjų, jeigu atvirai tai treniruojas, tikrai treniruojas. Aš sakau ir bandau nesusižvengti, nes man žiauriai juokinga, žinai, būna. Tai čia faktas. Ja, tai mes nukrypam nuo to. Tai kokia esmė ir kitas dalykas, žinai, tai yra vis tiek už viso to slypi, žinai, mano tikslas, kad kuo daugiau mane žmonių žinotų per tą teigiamą prizmę. Ir aš labai mėgstu savo medijas, aš labai mėgstu valdyti medijas. Mane dažnai būna kviečia į televizinės laidas ir aš žiauriai dažnai atsisakau. Va tai tau. O kad, atrodo, eik į teliką, pamatys žmonės, žinos, bus plati auditorija. Žinai, vat kažkaip, aš gal to net paaiškinti negaliu, bet vat nejaučiu to, nenoriu. Yra laidų, kur Gero vakaro šaudavau, ar buvau pas Justiną Jankevičių ir Stasiulį Mindaugą, žinai, labai mes renginiuose dažnai susitinkam, faina labai žmonės, aš tikrai labai gera laida. Bet žinai, kaip pakviečia laida, kur jie ten bulvarų užsiema, ten sekioja politikus visokius, žinai, ten filmuoja žmonių ten pro langus namus, tokios laidos ir sako, mes norim apie jūs reportažą padaryti. Ir kažkaip 24 valandas. Rokas Banatonis, žinai, pagautas McDonald'e. Ne taip žiauriai, bet žinai, tos laidos, kurios man yra prieš mano kažkokius... Aš nenoriu investuoti laiką į tokias pramoginės laidas, kurios yra sužiūrimos, va taip, man va kažkas viduje... Jokios vertės, ne? Jokio pakilėjimo, jokio tokio geresnio, aukštesnio lygmens. Jo. Tai realiai tu labai, kaip žinau, renkiesi, kur pasirodyti, renkiesi žmonės, su kuo pasirodyti, filtruoji aplinką, iš esmės, ne? Taip. Okay, tai nėra neigiamo nieko. Ne, tai aš taip patikėk tiek, aš tik mano bičiuliai tą patį moku, kad jeigu tu nori eiti į viršų, tai tu turi ir leisti laiką su atitinkamai žmonėmis ir natūraliai tu, jeigu ten būsi su 24 valandų chebra, aš kalbu ne apie pačią filmavimo grupę, bet apie tai, ką rodot, nes, ne? Tai automatiškai tu rodysi triukus tvartelėje, tai dar kažką tai tokio. Net jeigu ir pats to nenorėsi ir suprasi vis tiek aplinka labai. Taip, vien tas suės ir dėl to geras hobis yra golfas, kaip pavyzdys, ne? Tas atitinkamo lygio irgi bendravimas, atitinkamo lygio žmonės. Labai golfas, nerealus žaidimas. Ir aš turėjau labai blogą nuomonę. Man jis labai nepatinka, nes aš nepataikau. Nes tu toks grubus tavo ir tu su prisva, kur droš, ten pakeist ratą, vėl droš, tu toksai... Ir aš ten tą numušu, ką nors... Ar ten nėra... Jo, ten labai reikia... Ir viskas smagis. Žinok, kai aš turėjau tą treniruotę sekmadienį, man irgi buvo, kad aš vos nemečiau lazdos, ten trenerio nepasiunčiau, nes irgi neina, žinai. Bet man tas patinka tas smulkumas toksai to. Bet kodėl, kalbant apie golfą, golfas man atrodė pats nuobodžiausias žaidimas pasaulyje po gal, nežinau... Šaškio? Šaškis įdomus dažnai. Nežinau, net nėra tokio, po golfo pats nuobodžiausias. Nežinau. Ne, žinai, kas yra petankė dabar? Kur netau tas... Kamuolius tos tokius sunkius. Ja. Mačiau, humanai dažnai tokius būna, kad... Ja, matyt parodo apie to žaidimo populiarumą. Atitinkamai. Sorry, kas petankė žaidžiat. Ja, galima gal pažaist viską, bet kalbu apie tą įdomumo aspektą. Ir aš galvoju lygiai taip pat, kol man tėtis nepadovanojo pamokų golfo. Nes mano pusbrolis yra treneris profesionalus, Vilkis golfo klube, žinai. Ir kažkaip man va taip užkabino, nes buvo tas įvaizdis, kad golfą žaidžia tokie nuobodus, snobai, turtingi dėdės, kurie neturi daugiau ką veikti. Toks įvaizdis. Taip. Bet jis yra Lietuvoje tik tai dėl amerikietiškų filmų. Pavyzdžiui, kai Švedijoje mokykloje žaidžia vaikai golfą, žinai, tai yra visai kas kito.
Tai jisai yra labai įdomus, tikrai, jeigu kas turit progą, pabandykit, nenusivilsit. Jo, aš bandžiau, kaip pradedi pagauti tą žaidimą, kai kas parodo, tai tikrai būna įdomu, nes ten, teisingai padaręs, ten išmuši. Ir toks garsiukas ten. 100 metrų. Padarė 100 metrų? Jo, kažkada pavyko. Ir net gal daugiau, apie 120. Va tam pačiam Vilkės klube, tai čia mano didžiausi pasiekimai. Geras. Kaip numušti. Klausyk, kokias tu knygas skaitai? Vat, ar iš vis skaitai? Jo, skaitau. Ir net dėl... Aš tik šiaip serijas norėjau, aš galvoju, reikėtų pasakyti, kad nekalbam apie knygas. Ne, skaitau knygas. Galime kalbėti. Aš iš tikro labai mėgstu skaityti, bet vis ne tiek atrandu laiko, kiek norėčiau. Tai aš atvažiai pasakysiu, aš esu persijęs per gyvenimą, kai tikriausiai iki 20 knygų. Tikrai? Jo, labai mažai. Bet tu audio labai daug skaitai. Jo, aš irgi audio skaitau. Okay. Bet, pavyzdžiui, vakar prieš miegą skaičiau, skaitau knygas. Ką skaitai, jeigu nepaslapės? Dabar skaitau tokią knygą, aš jos pavadinimo tikslaus neatsimenu, bet aš mėgstu knygas, kurios turi prasmę praktinę. Aš neskaitau romanų, aš esu skaitęs romanus, ką ten mokyklai, pavyzdžiui, reikėjo perskaityti, aš esu viską perskaitęs, žinai. Visus ten Vinco Mykolaičio Putino, ten Žemaitės, tos visus, viską esu perskaitęs, Šekspyro, Hamletą esu perskaitęs ir panašiai. Bet aš labai mėgstu skaityti arba biografijas žmonių, kurios mane įkvėpė, nes aš panaudoju tai praktiškai savo gyvenime. Arba kažkokias knygas psichologijos, arba apie ten verslą, žinai, tokias, tai pavyzdžiui, paskutinė buvo knyga, kuri man rekomenduoja ir paliko labai įspūdį, tai yra neseniai išėjęs apie Eloną Muską biografiją, žinai, visą. Dabar skaitau knygą apie, man atrodo, jinai vadinasi anglų kalba, aš buvau Arkanzase knygyne ir buvo sekcija, kur yra knygos su autorių parašais. Ir aš tiesiog žiūrėjau, ten buvo Hillary Clinton knyga, nes prie Hillary Clinton ten bibliotekos, atsiprašau, Billo Clintono bibliotekos, žinai. Ir jos padėvėtos, bet su parašais, nes jis buvo bibliotekos nusavybė. Ir buvo tokia knyga, kuri parašyta daktaro apie how to make people, kaip padaryti, kad žmonės padarytų visiškai bet ką, kaip tau reikia, vos ne. Okay. Taip, bet tai nėra taip piktybiškai, kaip skamba. Tai yra labiau iš tos pusės, iš mokslinės, iš psichologinės pusės, jis nėra kažkoks ten šaumenas, žinai, kaip būna lektoriai šaumenai, jis yra labiau psichologijos daktaras kažkoks, kuris darė tam tikrus tyrimus ir parašė apie influencing people ir panašiai. Ir aš tą dabar skaitau. Labai įdomu. Ir aš dabar ką tik suvokiau, iš kur tas vienas tavo triukas, kur žmonės sėda ir pamiršta žodžius, kaip skaityti. Tai yra labiau hipnozė, NLP ir magija, tai susiję. Bet, pavyzdžiui, kalbant apie NLP, žinai, toks galiu padaryti vieną įdomų dalyką. Jo, aš tikrai jau padariau. Jo. Aš irgi žiūrėjau, jo, gali. Dabar man nebegalėsiu tikriausiai susivokti, kas vyksta. Gerai, ir štai mes turime... Ok, jeigu labai atvirai, aš labai rizikuoju, nes tai yra tiesioginis eteris. Bet labai džiūri, nes mano kanalą niekas nežiūri, tai čia daug dėjo, kad 3 žmonės pažiūrės ir aš tikrai neįkelsiu YouTube'ą. Gerai. Ok, aš nežinau, gali būt, kad nepavyks. Gali būt, bet... Čia naujas triukas, ar ne naujas? Jo, nes, tai net netriukas, tai yra labiau, ką mes kalbėjome, NLP, hipnozė ir visi tie dalykai. Tai... kortų kaladė ir, žinai, iliuzionistai... Matai čia, ne? Tai, okay. Jo, matys viskas gerai. Kelkim šiek tiek šitų dalykų. Labai. Mes turime kortų kaladę, turime... Jo. Kai ką užrašyto čia? Čia yra pavanduo. Bet čia? Čia yra klausimai rokui, tai gerai, mes gali šiandien. Okay. Štukas, mikrofoną palikim, na? Tai, ką dažnai iliuzionistai daro, ar ne? Liepia nukelti kortų kaladę. Ne, dažniau sako, išsirink kortą ir tai daro užverstom kortom ir tu nematai, kokią tu kortą rinkės. Atverstom, tu matytum, kokią kortą rinkės. Taip. Bet tada ir aš matyčiau. Pats yra geriausias būdas išsirinkti kortą, kad ne aš tau nedaryčiau įtakos, nei tu savo nedarytum įtakos. Tai pasakyti bet kokį skaičių nuo 1, tai yra nuo pirmos kortos, iki, tarkim, ten 2 kortos, galim sakyti 40 arba 35, visiškai nesvarbu, jau aš dabar darau NLP. Bet iš tikrųjų sakyk,
būtų gerai, jeigu sakytum, man padėtum, jeigu sakytum mažesnį šiek tiek skaičių. Ir aš, jeigu būčiau tavo vietoje, tai sakyčiau 7. Bet tu gali nesakyti 7, čia visiškai tavo reikalas. Okay. Bet aš sakyčiau 7. Tai kokį tu skaityčiau sakyti? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taip? Galėjai sakyti 7, bet pasakai 6. Čia tavo paskutinis variantas, jo? Nu, tos man, jo. 6. Pažiūrim kokį kortą, pažiūrim. Tai 2. Ok. Ir prieš tai, kai mes pradėjom, aš čia didelį skaičių parašiau ir ženklą. Ar ne? Nu, kažką tam nupiešai. Jo, ir toks įdomus dalykas, kad tu esi buvęs mano pasirodymė, tu matei, kaip man pasiseka, ar ne? Nu, ta prasme, tu žinai, kad tu tiki, kad aš galiu padaryti magijos triuką ir kad man sekasi. Taip. Čia po šitų lapų yra užrašyta kas. Tu jau gali daryti prielaidą, kad ten yra vynų 2 parašyta, ar ne? Nes aš užrašiau, tu išsirinkai, bet man atrodo, tau nepavyko šį kartą. Bet tu biškai vaidini, bet tu vis tiek galvoji, kad tikrai yra. Aš dabar tau labai atvirai sakau. Nu, labai atvirai sakau. Žinai, kaip būna... Aš žinau, kad tu taip padarai. Jo. Žinau, ne kartą mačiau, tikrai ne. Kad, vat pavyksta, jo. Ir žinai, didžiausi stebuklai yra kartais tie, kurių tu iki galo neišsiaiškini. Pavyzdžiui, vaikystėje būna kokia nors skrinelė ir jeigu tu ją atidarai, magija dingsta. Jeigu tu jas neatidarai, jinai turi magiją. Tai mes galim tiesiog nepažiūrėti, kas ten yra prašyta ir tikėti, ir visi žmonės tiesiog neturėtų, ir tu žinosi, kad ten yra vynų 2 ir tu tikėsi, ir tu galvosi, kad ten yra tikrai vynų 2, bet tu gali paimti ir pažiūrėti ir gal pasiseks, gal ta magija įvyks, o gal tu ir nusivilsi. Čia visiškai tau, aš nenoriu to daryti įtikos, bet tiesiog arba pažiūrėk, arba palikim tą magiją, aš išmėsiu tą lapą ir nieks iki galo nežinos, kas ten buvo prašyta. Aš taip pažinusiu, paskui mirsiu iš smalsumo, jeigu nepažiūrėsiu. Ir kaip kitiem, pažiūrėjau, jaustis, kai žiūrėjo transliaciją, žiūri. Tai kaip, Rokai? Yra ten vynų 2 ar nėra vynų 2? Čia aš turiu pažiūrėti, tu turi pažiūrėti. Kaip priimsi sprendimą, tai arba paduodi man, arba parodai žiūrovam. Tarsi, paduodu tau, tai reiškia Gerai, pažiūrėsiu pats. Ar matėsi? Ja, čia vynų 2 ir čia yra irgi vynų 2. Blin, bet aš galvojau, aš visiškai nesuprantu, kaip tai padaryti. Kodėl čia 2 gavosi? Tai va, tai čia yra, blema, žinau, kad labai rizikavau, bet labai viskas neblogai gavo. Aš galvojau, kad bus čirvų šeškė. Kažkodėl tai. Jo? Jo, nes tu pasakai žodį 7 ir tas tu sakai žodį mažesnis ir tada galvoju, reikia 6 imti ir bus va taip va. Geras va šitas. Taip. Nesuprantu, kaip tu tai padarai. Aš irgi. Čia tu beje padarai. Aš tiesiog. Tai va. Nu, žodžiu, okei, tai... Mažai trūko, buvo labai viskas neblogai šitam, ačiū tiesioginiam eteriui, tikiuosi neužstrigo šitą vietą. Ne, tikiuosi aš, bent jau nes nestringa, viskas tvarkoja su eteriu. Tai, gerai, o tu išim toks klausimas, ar tu gali atskleisti kokį nors triuką, kad, pažinot, galėtų Chebra tai, kas matė namuose padaryti, kad tą? Ne? Tokį kaip labai... Gal kažką populiaraus, ką paima žmonės arba padaryti savo. Iš tikrųjų, aš tokį visai turiu, žinai, kur, kai tu manęs klausai, ar aš norėčiau kažką pasakyti žiūrovam, turiu tokią visai platformą, kur žmonės gali mokytis paprastų triukų labai ir nemokamai visai, nereikia ten sumokėti, bet tiesiog aš jos niekur neviešinu, jinai nėra prieinama, žinai, bet ten yra tam tikra bazė triukų ir kas savaitę pasipildo po kelis triukus, žinai, ten viskas labai profesionaliai nufilmuota, nemėgėjiškai. Ir tiesiog geriausia būtų, kad žmonės man prašytų, pavyzdžiui, per Facebooką, noriu, tarkim, ar kažką iškart mesiu linką. Ok, tai, bet tu nepasakysi to linko? Ne, geriau, kad tikrai tie, kurie nori, žinai, aš nenoriu, kad tai būtų taip, tai yra... Kad tai būtų vieša, ne? Kad tiesiog, kad ir liktų tas paslaptis. Nes tie triukai, jūs gali atskirai išsirankioti iš YouTube'o, bet aš padariau tą platformą, kur aš išsirankiu tuos triukus, kurie tikrai veikia prieš tikrą auditoriją, kurie nėra tik prieš kamerą. Ir aš juos nufilmavau ir po truputį didinėjau, žinai, vis dar filmuoju ir įdedu. Ok. Kodėl tu tai darai? Tiesiog nemokamai gerai sufilmuoti, vėl, man labai įdomu. O kodėl vis sėkmingas iliuzionistas nemokamai atskleidinėja triukus?
Tai nesakyčiau atskleidinėja, nes išmokau ir tai yra tokie triukų pagrindai, kuriuos bet kokiu atveju tu gali rasti YouTube, bet tai nėra kažkas labai sudėtingo, žinai. Tai yra triukai, kuriuos aš išmokau kieme, galbūt tarp draugų, triukai, kurie, tai nėra kažkas, žinai, tokio, nes, to net neišmokysi, taip 1-2. Reikia. Tai geras klausimas, kodėl. Ta prasme, ar tu klausi, ar aš iš to finansinės naudos turiu? Jeigu turi nemokamai triukų filmavimą visai, tai net tu viršiausiai neturi finansinės naudos iš to. Nuspėju. Arba labai netiesioginė gaunasi. Labai netiesioginė galima sakyti. Ja. Nes galbūt kažkas pasižiūrės ten triukus, ateis pas tave, galbūt kažkas privačias pamokas, darai tokias? Nedarai, ne? Ne. Ok, tai galbūt tai užsakys kaip pasirodymui kažkokiam tai... Ne, užsakys pamatę, kaip aš mokau triukus. Tada nežinau, nepagaunu. Jo, yra tam tikras, tai nėra mano ten pajamų šaltinis, žinai, tikrai, ta prasme, tai yra... Aš tiesiog noriu skleisti tą magiją ir manau, kad mes per daug šnekam ir per mažai darom. Ir fainai, kai bare, jeigu kas nors bičias parodo kitam bičiui triuką, nešneka, matai, žiūrėk YouTube'ai, bet iš tikro kažką padaro, tai yra smagiau. Ir jeigu tas video išmoko tą žmogų tai padaryti, tą veiksmą, tai voilà. Man labai žavu, žinai, klausytis ir aš tikiu, kad kiti rastam ir kad tu darai dalykus, kurie realiai yra žavūs ir tam, kad pakeist kitų žmonių būseną, pakeist jų nuotaiką ir kad tokį, žinai, duot tą, kažkokią tai sėklelę pozityvo ir geresnės, tą šviesesnio tokio pasaulio. Tas tikrai nepaprastai džiugina. Klausyk, tiems... Nori mane? Čia mano ar ne? Jo, čia yra tavo vanduo. Jo, aš visai. Ir čia ne fokusas, čia iš tikrųjų tikras vanduo. O čia mano. Tiems žmonėms, kurie galbūt yra tokioje būsenoje, kada nežinia, ką pasirinkti, kur keliauti, ar tapti virėju, ar tapti ten, nežinau, vadybininku, ar ten iliuzionistu, ar kažką. Kokį duotum patarimą, kaip apsispręsti, kur yra tavo sritis? Kaip tu suvoki, kad iliuzionizmas, magija, visa tavo sritis? Pirmas dalykas, kurį mano nuomonė žiauriai gerai pasakei, tai tu sakai, kai žmonės nežino, kuo tapti. Labai dažnai žmonės sako, nežino, kuo būti. Nes tu visą laiką turi tapti, čia jau yra sakinyje užprogramuotas blogas. Kadangi tu esi pasiekęs žmogus daug, tai tu ir sakai tapti. Bet žmonės, kurie nėra pasiekę, sako, aš noriu būti. Tu niekad nebūsi, tu turi tapti, pasiekti ir padaryti. Tai visų pirma reikia vizijos, o klausimas buvo, kaip rasti tą viziją. Sakau, aš noriu būti, ko žmonės nori būti laimingi gyvenime, nori gerai jaustis, nori būti mylimi, priimti ir daryti tai, kas jiems patinka. Aš esu tikras, kad tu esi tikrai mylimas savo aplinkos draugų, bent jau kai aš būnam kažkokią bendrą kompaniją, tikrai matau, kad tave žmonės tikrai labai maloniai priima ir myli. Tu myli tai, ką darai ir visą tai labai atsispindi tavo visoje veikloje. Ir kaip turėti tokią situaciją? Tai turbūt ta meilė persiduoda ir grįžta, nes tu myli, ką darai. O kaip rasti meilę savo veiklai, tai tikriausiai klausyti savęs, kad ir kaip banaliai tai skambėtų, klausyti tikrai savęs, ką aš esu, ką aš turiu padaryti, kad būčiau aš laimingas. Ir man net dabar jau, kai labai gilinuosi save ir stengiuosi suprasti, žinai, kodėl aš priimu tam tikrus veiksmus, kodėl darau taip, o ne kitaip, tai aš suprantu, kad magija man nėra pirminis dalykas, man magija yra priemonė pasiekti tai, kas man yra pirminis dalykas. Kas tau yra pirminis dalykas? Pirminis dalykas man yra tas jausmas, kurį aš sukuriu, kaip ir aš sakiau, tas wow, žinai? Ir galbūt muzikantas gali tą patį padaryti wow. Taip, bet aš neturiu tos, aš tiesiog atradau, kad magija man yra ta priemonė pasiekti tą wow. Ir aš jaučiu, kad galbūt netolimoje ateityje, kokį 10-metį aš kursiu gal filmus, gal trumpametražius, gal komedijas, nes man tai yra irgi wow. Filmai yra wow, jie palieka įspaudą. Ir aš kažkaip vis jaučiu, kad mane traukia prie kino. Tai aš nemanau, kad dabar aš būsiu iliuzionistas, viskas nieko nekeisiu. Aš gal po 10 metų padarysiu 2 metų pertrauką ir kursiu filmus, paskui vėl grįšiu, žinai. Aš neprisirišu taip, kad čia magija yra, nes man tai yra priemonė pasiekti tai, ką aš noriu pasiekti. Gerai. Ir tai labai neseniai supratau, labai neseniai.
Okay. Ir dar su vienu, kaip čia pasakyti, viena baimė žmonės turi, kad jeigu eisiu daryti tai, kas man patinka, neuždirbsiu. Jo, ir... Koks tavo šito vietoj patirtis, nežinau, kaip pas tave yra? Dabar tu uždirbi, aš nebejoju, aišku, iš... Jo, dabar, bet reikėjo praeiti, ta prasme, jeigu aš dabar, bet 20, kiek man dabar yra 24, ir dirbčiau kažkokį darbą ir dabar siekčiau tos karjeros, man būtų žymiai sudėtingiau. Nes kai aš pradėjau viso tai siekti, aš buvau pirmam kurse, aš gyvenau pas tėvus, aš laikiau tik savo automobilį, žinai. Ir man buvo lengviau, aš galėjau eiti ant minuso, ta prasme, aš galėjau ant nulio būti, nes aš laik buvau saugus pas tėvus, valgyti gaudavau ir panašiai. Dabar aš neturiu tos prabangos ir būtų žymiai sudėtingiau. Tai pirmas dalykas, jeigu tu esi jaunas, tai pradėk dabar, man atrodo, kad ir kaip sudėtingai tai atrodytų. Bet tikrai, su finansais yra sunku labai, nes tai yra verslas. O kad tai yra kūryba ir verslas, tu turi laviruoti, tai nėra lengva, žinai. Tai, tiesiog, nežinau, gal kažkam sekasi. Man buvo taip, kad einant link kelio, buvo labai sunku. Ir net ir dabar nepasakyčiau, kad yra taip lengva, žinai, kad lafa. Užsakymai patys plaukia. Jo, nepasakyčiau, kad vis tiek ten įmonės skambina, žinai, visokias konferencijas ten ir kad ta prasme, kviečia, aš turiu tuos pasirodymus daryti, žinai, kad galėčiau augti. Ten aš nepadaryčiau pasirodymų ten kažkurį laiką ir nušakęs, žinai. Žinai, aš vis tiek esu įpareigotas, nėra, kad aš turiu pasyvės pajamas, kaip čia, žinai. Nieko, prikursi tų video ir YouTube'as turės tau mokėti. Kaip sakant, irgi pozityvus įdirbis pasaulyje. Ok, tai to darbo reikia dėti. Ir pabaigai, gal kažkaip tu turi palinkėjimą, pamąstymą, pasidalinimą. Vėlgi, tiems žmonėms, kas nori eiti į tą kelią, kur ras savo veiklą, kurioje jaustis laimingi, ką jiems patartum, kaip ten nusikeliauti? Tai tiesiog randi savo mylimą veiklą, kaip rast, nežinau, 1000 būdų, jau bandžiau sakyti, bet turbūt taip tiesiog pasakiau, kaip man pavyko. Rast savo mylimą veiklą ir mylėti ją betarpiškai kaip savo moterį, o iš to atsiranda kantrybė, galimybės, pinigai, pažintis, neatvirkščiai. Ir tiesiog, kaip piramidė, žinai, pieši kartais per pasakas piramidės. Tai čia yra meilė ir iš meilės ateina viskas, kas palaiko tą viršūnę. Okay. Tai koncepcija meilė, darbui savo. Meilė. Visam. All you need is love, kaip sakė. Wow. Labai gerai. Tai ačiū labai Rokai tau, ačiū visiems, kas žiūrėjo, tikiuosi gauti įkvėpimo ir mes dabar varysime rinkti kortų. Tai viskas. Ir valgyti Kinder Bueno. Čia man Žilinas padanoja Kinder Bueno. Ir tai netriukas. Iliuzionisto honoraras. Oh yeah. Gerai, ačiū tau, Rokai. Ačiū tau labai.